pasižiūrėkim. Ką čia Facebookas, kas naujo šiandien gimtadienis, mane kas pasveikino, nieks nepasveikino. Taip, gal pasveikinis dar kas. Taip. Krauname. Gerai. Taip. Aha. Kas čia dabar? Gerai. Ir žiūrim. Taip, kas čia dabar? Ačiū mėla merui už iššūkį. Priimu jį. Aš pratęs prie iššūkių. Pasinaudodamas progą, noriu mesti mokslo ir studijų iššūkį būsimiems visiems KTU studentams. Įskaitant ir tave. Įskaitant ir mane? Kas tu toks? Atsiprašau. Kaip įskaitant mane? Iš kur jūs mane pažįsta? Ne, aš turbūt dar mėgau. Reikia truputėlį. O. Taip, taip. Kas čia? Vainius skambina. Taip, Vainiau. Aha. Sveikutis. Sveiks, Vainiau. Ką tu? Nieko, dirbu visą naktį. Deadline, žinai. Ką dirbai? Univeras užsakė puslapį tokį padaryti. Ir kaip? Kažkaip. Nu kaip tau sekėsi tą puslapį daryti? Klausyk, tu išsimiegok, tu jau pervargai, man atrodo. Ne, normaliai. Man patinka, ten toks rektorius kietas, buvęs futbolininkas. Šiaip su Polikiu tai davė visišką laisvę. Univeras? KTU. KTU. Kauno technologijos universitetas. Jo. Čia tie, kur Palidovą paleido. Geras. Kurio garbės daktaro vardą turi NATO generalinis sekretorius, kurie bendradarbiavo su Stanfordo universitetu, užima užtikrintą antrą vietą Lietuvos universitetų reitinguose. Sporto komandos kietos, mokslo galimybės labai aukšto lygio. Darė lapkritį atidaro naują erdvę. Be to į diplominio įteikimą atvažiuoja pati prezidentė. Klausyk, kad tu ten iš lapas, kai tai aš iš tavo akinių matau, kad ten lapas padėtas. Aišku, kad iš lapo tu pabandyk tokį atsiminti. Klausyk, brolo, kada tas puslapis pasileidžia, ką? Žodžiu, turėjau lėkt, nes visai spaudžiu su paleidimu. Tai paleidžiu nuo rugsėjo. O, tu jeigu turėsi laiko, tai pračekin, gerai? Jo, numesk man nuorodą, gerai, brolo. Numesk man nuorodėlę, dabar. Gerai? Viskas. Taip. Čiau. Iki. Žiūrim taip, KTU, aha. Nu įdomu, ką iš čia įdomu. Aha. O, geras, dizainas neblogas, ane? Taip. O. Mokslo metų pradžios šou. Na, žiūrim, kas čia bus. Wow! Ačiū sau! Ačiū sau, geras! O čia tai geras! Vainius padirbėjo. Neblogai. Gerai. Taip. Pažiūrėkim, ką mes čia dar turim. Taip, aha. Tebūnie tai būna pradžia. Taip. Aha. Pradžia. Taip, pasirinkti kalbą reikia. Okei. Taip. Selam. Ne salam, tik ne salam. Namaste. Ne. Ką nors kita? Aha. Ahoj. Oi, ne, tik ne ahoj, tik ką nors normalesnio. Galima? Taip. Laba diena. Laba diena, va šitas man patinka. Laba diena, taip aiškiai ir gražiai. Laba diena. Sveikas, kuo tu vardu? Sveikas, tai yra gal tu sveika, ne? Aš Marius, jeigu ką, o ką? Malonu susipažinti. Mano vardas yra šviečiamoji informacinė sistema J1. Kaip? Na gerai, gali mane vadinti trumpiau, tiesiog J. Aha. Ar galime pradėti šventę? Kokią šventę? Apsidaryk aplink. Ponios ir ponai, paplokime Mariui. Wow, čia tai geras! Čia tipo jūs holograminiai žmonės, ane? Tipo hologramos, jūs girdit mane? Jūs šnekat su manim? Geras! Wow, Vainius tai bent padirbėjo. Genijus, ką? Tai ar galime pradėti? Jo, pradėkime. Va čia tikrai darosi įdomu. Pradėkime, taip. Bet pirmiausia, tu turi priimti mestą iššūkį. Atsimeni? Apie iš tą KTU, ne? Klausyk, aš iš tikrųjų pagalvosiu, nes tu supranti, man su mokslais yra ne kaip... Aš taip nemanau. Juk tu esi tas. Kas tas? Na, aš tiesiog žinau, kad tu esi tas. Tu gali paprašiau tas sakyti. Galiu, tas. Va taip. Todėl greičiausiai tu net neturi pasirinkimo. Mums reikia tik pradėti ir viskas paaiškės. Nagi, pasirink pirmąjį punktą. Aš esu tas. Galima prašiau. Tas. Aš esu tas Marius. Gerai. Taip, pradėkime. Ką čia dabar? Gal pasirinkim Gaudeamus. Šitą dalyką mes...
Aha. Ponios ir ponai, gerbėmieji universitetinės bendruomenės nariai, garbingi svečiai ir žinoma, studentai. Visus sveikiname su naujųjų mokslo metų ir vieno didžiausio jūsų gyvenimo nuotykių pradžia. Taip pat sveikinu su sėkmingu pirmojų pasirinkimu ir linkiu kopti ne į nuobodų sausos informacijos kalną, o į įdomaus ir aistringo gyvenimo mokslo aukštumas. Kviečiame visus sugiedoti studentišką himną Gaudeamus. Kompiuterė, jeigu stoja hologramos, tai ir man reikia, ne? Gerai. O dabar kviečiu tave, Mariau, susipažinti su kitomis šio puslapio galimybėmis. Gal pavyzdžiui norėtum išgirsti Kauno technologijos universiteto rektorių Petrą Baršauską? Žinok, aš labai čia neskubau, gal... Nors gerai, būtų visai įdomu, galim susipažinti tą progą. Jei taip, spausk sveikinimai Taip, ir pasirink rektorius. rektorius, gerai. Ponios ir ponai, pasitikite Kauno technologijos universiteto magnificenciją rektorių Petrą Baršauską. Mėlėjai, ekscelencijos, garbūs svečiai, mėly dėstytojai, profesūra, bet svarbiausia, mėly mūsų pirmakursiai, mėly studentai jau. Sveikinu visus su turbūt pačia gražiausia rudens švente, rugsėjo 1, su naujaisiais mokslo metais visus. Labai džiaugiuosi, kad Kauno technologijos universiteto akademinės bendruomenės būrį papildė dar didesnis būrys naujokų, 2200 bakalaurų, beveik 1000 magistrų, apie porą šimtų tarp jų užsienio svečių, užsienio studentų, netoli 100 daktarantų. Tikrai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, spaudžiu kiekvienam iš jūsų ranką, lenkiu galvą ir malonu, kad bandysime mokytis ir dirbti visi kartu. Žinot,
eidamas, važiuodamas į šitą susitikimą, galvojau, ką aš turėčiau jums pasakyti. Universitete daug kas keičiasi. Ir šiandieną keičiasi. Šiandieną nestandartiniai vietoj, naujoj vietoj, krepšinio mekoj. Šiandieną ir stilius mūsų, kaip matot, kitoks. Todėl aš nesakysiu jums programinių kalbų, neskaitysiu iš rašto. Pabandysiu suformuluoti keletą pasiūlymų, keletą minčių jums. Galbūt jūs, jaunieji, kurie prisijungėt prie mūsų, galėsit pasinaudoti to. Pirmiausia, noriu pasakyti, visada siekite žinių. Ne diplomo, bet žinių. Pagrindas yra mokslas, mokslo žinios, popierėlis yra popierėlis. Žinios esmė. Kitas dalykas, kiekvienam gyvenimo savo etape turėkit labai aišku, konkretų tikslą. Visada klauskit savęs, kas aš būsiu po 5 metų, kas aš būsiu po 10 metų, ko aš siekiu, ką aš darau šitame etape, visada nuosekliai siekit savo plano. Trečias dalykas noriu pasakyti apie jausmus. Jūs turbūt įsivaizduojat, kad aš čia atsistojęs prieš jūs, ramus, atsipūtęs, nieko panašaus nėra. Žinot, aš jums galiu paatvirauti, aš jaučiuosi lygiai taip pat, kaip jaunystėje, kai buvau toks, žaidžiau profesionalų futbolą ir man tekdavo mušti 11 metrų baudinius. Jausmas lygiai tas pats. Kai aš ateinu į čia, aš nejaučiu kojų. Kai man kažkas šneka, aš ne viską girdžiu. Bet man reikia padaryti rezultatą, man reikia pasiekti savo tikslą. Ką noriu jums pasakyti? Bandykit valdyti savo emocijas ir jausmus. Be šito bus sunku ko nors pasiekti. O bendrai, mums visiems ir jums linkiu gražių, prasmingų ir pačių geriausių mokslo metų. Ačiū. Gerai. Na kaip, Mariau, ar gera pradžia? Žinok, pradžia yra nepakartojama, aš esu tiesiog apstulbęs, o stebėjai, kad aš esu, tiksliau, ar tie futbolininkai yra prisiderinę prie manęs, jie irgi raudoni, pastebėjai? Pastebėjau. Smagu, ne? O klausyk, o be futbolo, pavyzdžiui, ką nors dar galima veikti įstojus į KTU? Žinoma, pirmiausia galima mokytis, o laisvalaikiu tu gali priklausyti vienai iš 24 sporto rinktinių, dalyvauti vieno iš 9 meno kolektyvų veikloje arba priklausyti kažkuriai universiteto organizacijai. Klausyk, o aš taip paprašiau tavęs paklausiu, ne? O ten Taip. kačialka yra? Taip, KTU yra ir treniruoklių salė. Žinai, kol tu pagalvosi, rekomenduoju tau pasižiūrėti KTU tautinio meno ansamblio Nemunas pasirodymą. Gerai. Taip, spaudžiu. Nemunas.
Klausyk, kompiuterė moterė. Taip. Klausyk, dar galima kur nors sužinoti daugiau informacijos apie Kauno technologijų universitetą. Kauno technologijos universitetą, Atsiprašau, Mariau. taip. O ką, tu jau apsisprendė jame studijuoti? Ne, aš dar noriu pagalvoti. Todėl man reikia informacijos daugiau, maža ką, giminės klaus, draugai, aš noriu. Na gerai, maža ką. Spausk apie KTU. Gerai. Taip. Apie KTU. O dabar rinkis bet kurią raidę. Taip. Gerai. Ta prasme, iš čia esančių raidžių, ne? Taip. Gerai, raidė K. Kauno technologijos universitetas žinomas ir kosmose. Aha. 2014 sausį į orbitą pakilo KTU studentų ir mokslininkų sukurtas pirmasis lietuviškas palydovas Litsat-1. Geras. Gerai, raidė T. Tutorius – tai asmeninis studentų padėjėjas. KTU įdiegta pirmoji Lietuvoje kompleksinė mentorystės programa, kurioje studentus konsultuoja 235 verslininkai, mokslininkai ir visuomenės veikėjai. Geras. Palauk, dabar raidė N. NASA astronautai jau aprūpinti KTU sukurtą įrangą. Konkurentų pasaulyje neturinti neinvazinė smegenų diagnostikos aparatūra – esminis astronautų įrangos patobulinimas. Ja naudojant kosmose žmonėje jau galės pagalvoti ir apie kelionę į Marsą. Eik tu savo, gerai, geras čia. Raidė S. Santakos slėnio atviros prieigos mokslinių tyrimo centro laboratorijoms įrengti investuota 90 milijonų litų. Centro atidarimas jau lapkričio 14 dieną. Mokslinius darbus čia galės atlikti ir studentai. Geras. Gerai, dar vienas. Startup Space – tai pirmasis akademinis technologinių startuolių inkubatorius Lietuvoje. Nuo jo įkūrimo 2012 metais buvo įsteigtos 36 įmonės. Daugelio jų steigėjai KTU studentai ir absolventai. Geras. Jo. Geras. Klausyk, o... Gal važiuokime toliau? Taip, važiuojam toliau. Žinai ką, aš dar norėčiau paklausyti sveikinimų. Galima būtų? Galima. Gerai, tai dar norėčiau, mačiau yra mano, Kauno arkivyskupas, gerai? Taip, kalbės arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Magnificencija rektoriau, gerbiama KTU akademinė bendruomenė, mėly pirmakursiai. Sveikinu visus su rugsėjo 1. Atvykau pas jūs iš vienos Kauno gimnazijos, Jono Pauliaus. Ten pirmus žingsnius žengė tokie dideli vyrai, kurių rankose gėlės atrodė didesnės už juos pačius. Šiandien jūs, kurie atėjote į universitetą, jau esate didesni ir rektorius pasakė, kas universitete bus labai svarbu. Žinios. Aš prie rektoriaus dar norėčiau pridėti, kad labai svarbu, kol jūs būsite labai išmintingi, profesoriai, docentai, mokslininkai, Lietuvos ateities kūrėjai, kad jūs per tuos studentavimo metus išmoktumėte būti laisvi, tikrai laisvi, be jokios priklausomybės, nes tik laisvi žmonės gali kurti laisvą Lietuvą. Dieve jums padėk. Moterė, kompiuterė moterė. Taip, Mariau. Klausyk, žiūrėk, atspėk, kuo aš skiriuosi nuo savo draugo Vainiaus. Gal tuo, kad jis su akiniais atube? Žinai, tas tavo juokelis, tai nelabai čia vietoj. Atsiprašau. Prašau, žinai, iš tikrųjų, kuo mes skiriamės, iš tikrųjų, kad Vainius, jisai nemėgsta mankštintis, o aš, žinok, aš negaliu be judesių. Noriu, aš tau parodysiu. Žiūrėk, aš tiesiog nenustygstu vietoj, niekada. Oho. Aš turiu judėti, supranti, nes jeigu aš nejudu, aš skaityk, aš mirštu, beveik čia ir dabar. Ką tu galėtum man parekomenduoti šitą temą, ką? Leisk pagalvoti. Pagalvok. Radau. Taip?
KTU šokių klubas Viesulas. KTU šokių klubas Viesulas. Gerai. Choreografija Gedimino Kavaliausko. Leidžiu. Taip, Viesulas. Solo mirarme puedes comprender. Dentro las venas son siempre pena del querer. Mamá, eres mi camino. Quisiera volver a ser como un niño y en ti amanecer. Tanto te quiero, amo de verdad. Ya mamá, ya mamá. Cuando era niña, sufrías por mí. Nunca pude darme cuenta lo tonta que fui. Pero al pasar los años, yo lo comprendí. Que solamente pensabas en mi porvenir. Mamá, ahora mis ojos ven con claridad. Todo tú me diste todo, sin pedirme nada. Eres pura como el agua que da la vida. Cuando estoy a tu lado, no hay soledad. Tanto te quiero, amor de verdad. Ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, amor de verdad. Ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, amor de verdad. Ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, amor de verdad. Ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, amor de verdad. Ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, amor de verdad. Wow. Man žinau, kompiuterio moterio, man šitas visas KTU reikalas labai ir labai pradeda patikti. O klausykit, holograminiai žmonės, jūs šnekat? Ne? Kaip? Šnekat? Klausykit, o kas čia per erdvė iš visą, kokia mes mieste esam, ką? Koks miestas? Kaunas? Taip, Mariau, tu esi studentiškiausiame Lietuvos mieste ir jo pavadinimas Kaunas. Kaunas, super. Siūlau tau sudalyvauti viktorinoje apie šį miestą. Nori? Puiku, iškart galiu. Viską žinau apie Kauną, viską moku apie Kauną. Aš esu Kauno genijus tiesiog. Mane vadina genijau, Kauno genijau. Nu, važiuojam. Čia yra Kauno pilis. Teisingai. Taip. Woo! Čia yra Kauno rotušė. Galiu net nežiūrėdamas. Teisingai. Toliau. Čia yra Pažaislio vienuolynas ir 5 mašinos. Teisingai. Čia yra Laisvės alėja rudenį. Woo! O taip. Taip. Čia yra tas, kaip jo, dieve mano. Čia yra Nemuno ir Neries santuoka Kaune. Centre beveik. Teisingai. Taip. Santaka. Čia yra Kauno liūtas. Prie ko čia liūtas? Pagalvok. Liūtas tai čia ne prie ko. Kas aplink liūtą? Medžiai. Kur yra medžiai? Duobėj. Kur yra duobė? Nu, ką įdegins? Čia
Dieve mano, čia jis zoologijos sodė, ne? Taip. Tai supratau. Liūtas zoologijos Kauno sode savo liūtas. Taip, toliau. Viską žinau. Čia yra ta prisikėlimo bažnyčia. Teisingai. Čia yra... O. Bet šitą žinojau. Ne, šitą gėdą nežinotų iš tikrųjų. Šitą tikrai žinojau, čia yra Kauno meras, taip? Taip. Jis yra, Dieve mano, to aš atsiminsiu. Andrius Kupčinskas. Taip, žinojau šį, žinojau. Tikrai žinojau. Kaip supratai, sveikinimo žodį suteikiame Kauno miesto merui. Mėly Kauno technologijos universiteto studentai, profesūra, akademinė visuomenė, kuo nuoširdžiausiai sveikinu jūs šiandien su rugsėjo 1-ąją. Mokslo ir žinių diena. Linkiu, kad tie praleisti metai nuo rugsėjo 1-osios jums būtų kuo ypatingiausi, pasisemtumėte įvairiausių žinių ir mokėtumėte būti tikrai studentais. Tikiu, kad profesūra ir akademinė aplinka jūs įpareigos ir jūs pasieksite savo tikslų ateityje gyvenime ir žinios jums tikrai padės. Gerbiamas rektoriau, gerbiamas Petrai Baršauskai, linkiu ir kviečiu jūs prisijungti prie savanorių gretų ir bent vieną dieną pajusti savanorio duoną ir tapti tikrų savanorių. Sėkmės. Dėkojame merui. Mariau, tai gal tu jau apsisprendei? Palauk, dar minutėlę, tu nespaus mane, aš žinau, toks sprendimas, kuris yra labai svarbus mano gyvenime. Dar minutėlę, gerai, aš pagalvosiu. Žinai, jaunystė juk neamžina. Oi, o kas čia tau tokį tekstą parašė, ką? Mano programuotojas. Jo, tik Vainis tokią nesąmonę gali parašyti. Bet jis ne tik prirašė tokių tekstų, bet ir sukūrė atskirą holograminę KTU akademinio choro jaunystė versiją. Pažiūrim? Pažiūrim. Galvok širdim, tai žemėlapio skylė ir nebėra.
Klausyk, kompiuterė moteris. Taip, Mariau. Žiūrėk, klausimą turiu tokį. O jeigu mano draugas, jis labai nori įstoti į KTU, Aha. bet jam labai prastai su mokslais yra, nu, tiesiog tragiškai jam su mokslais yra. Vat ką jam reikėtų daryti? O tas draugas kartais nėra apsivilkęs raudonus marškinėlius ir yra su įspūdingais raumenimis? Tu galvoji, čia aš apie save? Ne, tikrai ne apie save, žinau. Man to nereikia. Tokiu atveju tavo draugui tikrai padės studentų ugdymo centras, sukurtas tam, kad moksleiviai pagerintų savo žinias. O dabar norėčiau pristatyti KTU studentų atstovybės prezidentą Mindaugą Valkavičių. Sveiki, sveiki akademinė bendruomenė, sveiki svečiai. Nuo studento atstovybės norėčiau palinkėti jums, kad šie 4 studijų metai, arba dar daugiau galbūt, net 6, galbūt dar ir doktorantūra, būtų įsimintiniausi metai jūsų gyvenime. Tai yra vieta, kuris teikia visas galimybės tobulėti. Nepamirškit, galit būti aktyvus, prisijunkit prie meno kolektyvų, prisijunkite prie kitų organizacijų, prie sporto klubų, dalyvaukit visur, bet svarbiausia nepamirškit, ko čia atėjot, tai gauti žinių. Ir dabar, pirmokursiai gerbėmieji, turėsite prisiekti, tai yra pirmokursių priesaika. Prezidente, Taip. Galiu ir aš prisijungti. Prašau. Aš manau, jau apsisprendžiau. Puiku. Prašau. Tai dabar visi Kauno technologijos universiteto pirmokursiai kartokite paskui mane žodžius. Pirmąją savo studijų dieną mes Kauno technologijos universiteto pirmo kurso studentai, Kauno technologijos universiteto pirmojo kurso studentai, tapdami pilnaverčiais universiteto akademinės bendruomenės nariais, prisiekiame. Ir dabar po kiekvieno mano teiginio sakykite visi prisiekiame. Tai gerbti kolegas pirmokursius ir sunkiu momentu ištiesti jiems pagalbos ranką. Prisiekiame. Gerbti dėstytoją ir klausytis jo, nes jis išmano savo darbą. Prisiekiame. Siekti išsilavinimo. Prisiekiame. Tausoti universiteto turtą. Prisiekiu. Laikytis Kauno technologijos universiteto studentų moralės ir etikos kodekso. Prisiekiame. Sąžiningai atlikti studento pareigas, būti pilietiškais. Prisiekiame. Garsinti savo alma mater ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Prisiekiame. Visur ir visada būti garbingais Kauno technologijos universiteto studentais. Prisiekiame. Sveikinu, jūs priėmėte pirmokursę priesaiką ir nuo dabar esate pilnaverčiais KTU pirmokursiais. Na, Mariau, koks jausmas prisiekus? Žinai, jausmas tikrai nepakartojamas. Žinai, aš dabar pajutau, kad kažkas iš tikrųjų pasikeitė mano gyvenime, vyko lūžis. Aš tapau kitoks. Manau, ne tu vienas, Mariau. O dabar visus pasveikinti nori Hitachi Visaginas Project Investment generalinis direktorius Mr. Takao Kurihara. I'm Kurihara Takao from Tokyo, Japan. I offer all of you my congratulations on your success on the entrance to the Kaunas University of Technologies. They are rector of Kaunas University of Technology, mayor of Kaunas City, newly enrolled student, and all the community of the university, and all distinguished guests. It is my pleasure and great honor to make a brief speech at the entrance ceremonies. I have been working for Lithuanian for almost 3 years. I could find some similarity both Lithuanian and Japan's. Those are both countries have no natural resources, and therefore we have to import all the energy resources such as oil, gas, coal, and uranium from foreign countries. However, both countries produce excellent people
as a sole natural resource. I believe you all are excellent enough to carry out the growth strategy of the Republic of Lithuania. I hope you can enjoy the university life from now on. However, I recommend you not only to study hard, but also to see future prospects of the country. Don't wait until someone helps, but be a pioneer. 150 years ago, Japan opened the door to the world, and we tried to introduce advanced technology from European countries and the United States and elaborate the domestic products. In order to foster the capable peoples, the government of Japan invited many foreign teachers. I would like to introduce a famous saying by American teacher, Dr. Clark. Every Japanese knows this saying, boys be ambitious. We Japanese have been developing the countries practicing this saying. Today, I'd like to give you this saying, every student be ambitious. Congratulations. Thank you. Vairuotojų prie lovytės pastatyk mašinę, prašau. Ačiū, statyk. Palauk, kol aš pavaidinsiu, gerai? Sveiki. Taip. Kągi mes čia turim? Kutis. Sveikas. O, kas čia buvo? Sveikutis. Sveikas, Vainiau, sveikas. Nieko sakoks pasikeitęs. 100 metų. Na, Vainiau, ne 100, tik 4 metai, jeigu būkime tikslesni, gerai? Jo. 4 prabėgo, ne? Taip, taip. Bet nerealiai greitai švyst ir prabėgo 4 minutės. Taip, taip, taip. Visi gal nori pasimušti? Ką sakai? Ką, Markė, ką? Gerai, pasakok, ką tu? Ačiū tokiai grupiai saitą paprašė padaryti, tai va, deadline šiandien. Tai paleisim, tai įsidėjau visą naktį. Taip, ką tu? Ai, nieko, va, mes elektromobilių seriją paleidom į Japoniją su draugais. Galvojom, žinai, Ženevoje atidarysime savo ofisus. Šiaip labai daug darbų, labai užsiėmęs, varikliai, servisai. Beje, aš tau labai norėjau, Vainiau, padėkot. Tikrai ačiū tau. Kas, aha? Nu, ačiū, sakau tau labai. Jo. Nu jo. Ta prasme, tu ir informacinė sistema vienas? Nu, čia kažkur sužinojo. Taip, mes su ją. Jo. Beje, žinai, už tą darbelį dar adrenalino strėlę gavau. Ne, už tą reklamą. O žiūrėk, Vainiau, aš tau siurprizą noriu parodysiu. Brangioji, ateik, prašom. Brangioji, prieik arčiau. Vainiau, žiūrėk. Vainiau. Geras. Labą dieną. Čia, žinok, mano didžiausias išradimas 3D printeris, kuris spausdina štai tokias moteris. Ką jį gali? Taip. Ką jį viską gali? Geras, Marka. Džiaugiuosi už tave ir tavo 3D žmoną. Nu, žodžiu, turiu lėkti. Spaudžiu mane tas bendas su to saitu. Pačekink, kai turėsi laiko. Vainiau, ne pačekink, o patikrink. O ką mes švenčiam? Švenčiam. Važiuojam? Važiuojam.
Gal tu turi instrukciją, kaip man dabar užmigt naktim ir kaip nerėkti sapno vidury, kai už durų laukia ateiti šviesi. Atėjus dienai kaip neabejot, ar keisti šiandien, ar geriau rytoj, ką mamai pasakyt, kai vis dar juokas suima pačioj rimčiausioj vietoj. Kur rasti vyrui šiuolaikiniam baltą žirgą meiliai savo ir kur išmokti joti, gal į darbą pakeliui, nes laiko vis mažiau. Trumpam tave. Mano namai ne ten, kur pietums duoda melą, kur karaliauja tuštuma. Gera tik ten gyvent, kur dar noris pabūt ir pasikviesti trumpam tave. Kur eit, kai padaręs gerą darbą, šypsai sudaužytų vidum, neaiškios gatvės vidury. Kam melstis, kai tavo veidų daugiau nei Dievo pavadinimų. Gal ir nereikia to sakyt, bet man vaidenasi naktim, kad visos mūsų bėdos tai tik muilo burbulai, su kuriais smagiau, bet kurių gal ir nebuvo. Šiandien aš paimu visą pasaulį, padalinu jį lygiai pusiau. Kairiai bus pietus, o dešiniai šiaurė, rytų ir vakarų mums neprireiks. Ten stovi tu, o čia aš, mes dar nuogi, mums dar nekūrė rūbų dievai. Tau šviečia mėnuo, man matyt saulė, labai tikiuosi, tai greit nesikeis. Nemokame nei skaičiuoti, nei vaikščiot, todėl atrodom truputį keisti, bet esame savo šalių kunigaikščiai, o jie dažniausiai keliauja vieni. Man kaista galva nuo žemės platumo ir galimybių plačiam vandenį, o tu tik tai slėpies už žukrų.
tikrai neturiu omeny. 2+2 man visad bus 5, sukurk man 3 Kanadas. Aš pažadu tau 2+2 man visad bus 5, sukurk man 3 Kanadas. Aš pažadu tau. Bandžiau atrasti žemės ir žemynus, kasdieną šalto jūroje mirkau. Tu glostai pirštai šaltus vandenynus, kai mažą jaukę salą radau. Aš paliečiau šį žemės plotelį, jis keistai kvepėjo klevais. Atradusi šį naują pasaulį, pakrikštijau savo namais. Aš vis mirkau kitoj žemės pusėj, atrodyt stengiaus be galo kietai. Tikėjausi, kad tu mano pusė, jei tik palaimins jūrų dievai. O tu manęs paklausai, kiek bus 2x2? Aš atsakau, greičiausiai 5. Sakai, man keistas kvieti savo pusėn. Aš atsakau, man geriau vandenį. 2+2 man visad bus 5, sukurk man 3 Kanadas. Aš pažadu tau 2+2 man visad bus 5, sukurk man 3 Kanadas. Aš pažadu tau. Pažadu tau 2+2 man visad bus 5, sukurk man 3 Kanadas. Aš pažadu tau 2+2 man visad bus 5, sukurk man 3 Kanadas. Aš pažadu tau 2+2 man visad bus 5, sukurk man 3 Kanadas. Aš pažadu tau. Ačiū! Gražių mokslo metų visiems! Nesvarbu, kad vieni iš jūsų jau baigėt, kiti dar tik tai mokytės, bet iš tikrųjų mokytis niekada nevėlu. Ir aš už žinias pasirašau lygiai taip pat. Gražios šventės. Ačiū Jums, gerbėmieji, iš tikrųjų iš viso širdies sveikinu Jūs su šitą šventę. Būkit mylimi, mylėkit kitus, neišduokit savo principų, o svarbiausia Jums visiems linkiu daryti tai, kas Jums iš tikrųjų patinka. Aš galiu pasakyti vieną, Jūs galit viską. Jūs galite viską, Jūs esate ateitis. Taip, kad myliu Jūs. Ačiū, kad buvote su mumis ir gražiausiam šventės. Iki.